Už Kauną be korupcijos. Puikus šūkis. Jeigu skalbinių negali nešvarių išsiskalbti namie, tenka nešti kažkur kitur. Arba turi skalbinius, kitaip tariant, išsiskalbti ir tada vaikščioti ir nuo tavęs neneštų kažkokių blogų kvapų. Ar kam reikėjo kultūros sezono Prancūzijoje? Tam, kad vieną dieną prancūzai, jeigu tarkim Rusija pultų Lietuvą, žinotų, kur jie ten karius siunčia arba kodėl iš viso šitą mums brangų kraštą reikia ginti. Nežinau, galima paimti, tarkim, naująją, kad ir Trumpo administraciją kaip pavyzdį, nes jis akcentavo labai daug tokių questionable solutions, pavadinkim. Ir tie dalykai kažkur girdėti, kažkur patirti, kažkur matyti ir jie neskamba gerai. Bet pavyzdžiui yra labai aiškiai vardintas regionas, tai yra Baltijos šalių regionas, kur tam rusiškajam pasauliui yra grėsmė. Kareiviai rusiškais purvinais batais atsidurs kažkur kapčiamestyje. Europos Sąjunga, tas toksai mūsų soft approach to power, yra kaip tik toks sprendimas problemų Europoje, kurios tęsiasi kaip ir tūkstančius. Kad savivalda tampa asmeninių verslų dalimi. O, tu vėl ant sofos oranžinės. Man atrodo, merui užkliūsim vėl. Aš vėl ant oranžinės sofos, vėl čia visokių pagalbėlių. Bet kita vertus yra gerai. Su baldais, aš turiu kažką su tais baldais. Kaune nereikia telefoninių sukčių. Yra labai aiškus asmenys, kurie mūsų, pavyzdžiui, senoliams, kurie turi kažkokį paveldėjimą, sklypus ir panašiai, gali būti apgauti ir patys nesuprasdami, kokio masto finansinė apimtim. Sveiki visi, paspaudę play mygtuką mūsų Viskas tvarko YouTube'ės kanale, pasileidę mūsų naują epizodą Spotify programėlėje. Šiandien mes su Simonu iš Kauno ir iš Krokuvos. Simonas Kaune savo biure ant legendinės oranžinės liberalios sofos, aš kiek pilkesnėje aplinkoje. Aptarinėsim šiandien pastarųjų dienų įvykius Seime, ieškosim kultūros saugumo strategijose ir būtinai apžvelgsim artėjantį 20-metį mūsų liberalų sąjūdžio partijos. Ir tai gal ir pradedam iš karto. Sveikas Simonai, kas vyksta Seime? Labas Pauliau, sveiki visi bežiūrintis, beklausantis. Iš ties, jeigu taip jau imant jauti už ragų ir pradedant kalbėti apie Seimą ir benaudojant mūsų tinklalaidės pagrindinį klausimą, ar viskas tvarkoj, tai mūsų Seime tikrai nėra viskas tvarkoj ir turbūt naujausi dalykai, aš sakyčiau, gal yra tokie du. Vienas, tai ir pats turbūt toks dabar garsiausiai nuskambėjęs, tai liberalų pasitraukimas iš LRT įstatymo pataisom skirtos darbo grupės. Bet tas darbo turbūt per skambiai čia pasakyta. Nes iš esmės ta darbo grupė vadovaujama Seimo pirmininko Oleko, tiesiog niekur nevedantis procesas. Ir tas procesas toks daugiau yra tokiam procedūriniam triukšmui sukelti skirtas ir tarsi toks, figos lapelių mėtymas nepasikeitusiems valdančiųjų kėslams, kalbant apie LRT užvaldymą, apie kėsinimąsi į žodžio laisvę. Ir iš esmės mes turim tiesiog pratęstą situaciją, o ta darbo grupė, toks veikiau dūmų uždanga ir liberalai tikrai nenori būti tais figos lapeliais, būtent valdančiųjų siekiams pridengti. O ar negeriau būtų likti joje ir žinoti, kas vyksta, kas ten diskutuojama, galbūt bandyti kreipti diskusijas viena ar kita linkme, ar jau ten taip yra beviltiškas, Simonai? Geras klausimas, tikrai manau, kad dažnam toks klausimas kyla, bet iš tikrųjų Seimo nario darbas yra kur kas įvairesnis ir daugybę gali pats tų frontų atidaryti, susikurti, veikti juose.
Bet iš esmės reikia suprasti, kad vis tiek tos darbo grupės posėdžiai yra vieši, tai tu bet kokią informaciją ar tas diskusijas matysi. Kitas dalykas, ta darbo grupė tampa jau tokiu nebeįdomiu ir prasto skonio serialu, kuris vis išsikvėpia, kiekvienoje serijoje tas scenarijus toks silpnesnis. Buvo tikrai abejonių nuo pat pradžių ar dirbti tokioje grupėje. Kita vertus buvo visada ir ta nuomonė, kad verta toje darbo grupėje būti vien dėl to, kad tokie piliečiai kaip Skardžius, Girskienė ir panašiai, kai jie kalba tiesiog, kad kažkas pasakytų, kad tai yra netiesa, tai yra nesąmonė, tai yra politinis spaudimas ir panašiai. Ir galiausiai visus ekspertus išklausėm, visų protingų žmonių protingos mintis, turėtų būti užfiksuotos. Opoziciją mes irgi padarėm savo darbą, mes pateikėm tai darbo grupę ir gavom galimybę pristatyti iš esmės jau kompleksinį LRT įstatymo pakeitimo variantą. Liberalų sąjūdžio frakcija yra užregistravusi ir tarybos formavimo LRT principų keitimo įstatymo pakeitimą. Tai kitaip tariant, to darbo jau yra padaryta, o ta darbo grupė, ji ne darbo užsiminėja, ji užsiminėja šou, užsiminėja tam tikrą iliuziją. Ir aš tiesiog norėčiau grįžti į tokį tašką, kai į tą darbo grupę visgi buvo neįtraukti žiniasklaidos atstovai, kurie ir buvo tie, tokie pagrindiniai veidai, kalbant apie dešimtimis tūkstančių žmonių sutraukusius protestus prie Seimo. Jie buvo ignoruoti ir visą tai tebevyksta. Buvo irgi siūlymų, kaip ta darbo grupė galėtų būti kitaip organizuojama. Ir žingsnis po žingsnio tiesiog yra muilinama. O per tą laiką taigi vyko labai reikšmingi dalykai. Tai pirmiausiai į Lietuvą atvyko Venecijos komisija. Ir čia jau pats faktas turėtų daryti gėdą, nes Lietuva visada buvo iš tų šalių, kuri turi ekspertinę patirtį, gali konsultuoti, padėti, kaip tik kitom šalim, kurios turi problemų su demokratiškai veikiančiom institucijom, teisės viršenybė ir panašiai. Dabar pas mus pačius atvažiuoja Venecijos komisija, iš esmės tirti, ar mes nepažeidžiam pačių pagrindinių tokių, sakyčiau, teisės, konstitucinės teisės principų. Ir galiausiai tiek kolega Petras Auštrevičius, Dainius Žalimas irgi ėmėsi iniciatyvos ir Europos parlamente irgi inicijavo ir Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kuri irgi skirta yra tiek mūsų visuomeniniam transliuotojui ir jo apsaugai, tiek iš esmės laisvajam žodžiui ir ypač tyriamosios žurnalistikos sureikšminimui ir apsaugojimui. Ir aš manau, kad tai yra labai reikšmingi dalykai. Ir Lietuvos tas balsas dabar skamba neigiamam kontekste jau Briuselio koridoriuose. Valdantieji bando tai nupiešti kaip kažkokių nešvarių marškinių skalbimą užsienį, bet Europos Sąjunga ir Briuselis nėra užsienis. Mes esam tos bendrijos dalis, mes tai bendrijai priklausydami irgi tam ir priklausom, kad esam įvykdė tam tikras reformas, irgi vadovaujamės tam tikrais principais ir laikas valdantiesiems suprasti, kad nors tu esi ir valdžioje, bet demokratiškoje valstybėje, kurioje veikia teisės principai, konstitucinio teismo suformuota doktrina, egzistuoja teismai, egzistuoja Europos Sąjungos privalomi dokumentai, tu negali elgtis bet kaip. Tu negali elgtis bet kaip, nes demokratija tai nėra anarchija ir tam tikros žaidimo taisyklės jos egzistuoja ir būtent todėl Lietuva yra laikoma demokratiška šalim. Ir demokratijos galų gale viena didžiausių atramų yra žiniasklaida, tam ir vadinama ketvirtąja valdžia. Ir čia dažnu atveju, kai bando valdantieji kažkaip kvestionuoti, labai rodyti, kaip jie čia valdo situaciją, tai lygiai tas pats, pavyzdžiui, teismai. Tai ar kišasi tokiu būdu, taip grubiai, pavyzdžiui, politikai į teismų darbą, į teismo įvairiausius nuosprendžius, sprendimus,
o kažkodėl tai, kas vyksta LRT, yra draskoma visaip kaip. Tai čia, manau, yra geras palyginimas, suvokiant, kaip viskas yra jautru, trapu ir kaip valdžia turi laikytis tos distancijos nuo laisvo žiniasklaidos, jeigu mes ją tokią norim Lietuvoje turėti ir išsaugoti. Na, visų pirma, jeigu skalbinių negali nešvarių išsiskalbti namie, tenka nešti kažkur kitur, ta prasme pas kaimynus, bet tas pats namas. Arba turi skalbinius, kitaip tariant, išsiskalbti ir tada vaikščioti ir kad nuo tavęs neneštų kažkokių blogų kvapų, ar pats netrodytų murzinas, bet jeigu tu toks esi ir toks, nekvepiantis ir išsitepęs atvažiuoja į ES institucijas, tai kas kaltas? Tai turbūt tu pats, nes kaip ir Pauliau tu minėjai, reikėjo tos skalbinius išsiskalbti jau savo namie. Taip, bet čia ne vienintelis socdemų koalicijos pažeminimas, kokį esame matę, nes teismai atmetė mūsų naująją sveikatos reformą. Gali gal truputį plačiau? Taip, sakyčiau, gal ne visą reformą in corpore, nes jeigu tai vadinam reformą, ten yra daug tų komponentų, bet iš esmės, jeigu taip paprastai kalbant, nelendant į turinį, tam tikri sveikatos apsaugos ministrės įsakymai teismo, jau aukščiausiojo teismo institucijoje, buvo pripažinti negaliojančiais. Tada, kas dar buvo labai juokinga, kad ministrė pradėjo kalbėti, kad čia ir prieš mane visi ministrai taip darė. Ten esmė yra apie viršplaninių, kaip čia pasakyti, pajamų paskirstimą ir kada jos yra paskirstomos, tam yra reikalingi įsakymai ir tie įsakymai veikia atbulinė tvarka. Tai iš esmės ta atbulinė tvarka, neva ir kiti taip darė ir aš taip dariau. Tai čia, vėlgi, jau turim daugybę pavyzdžių Lietuvoje, kaip tas, ir visi taip darė, negerai tuo ir argumentuot, kad visi taip darė ir aš taip dariau. Geriau tu saky, kad buvo bloga praktika, mes irgi suklydom ir mes dabar dėsim visas pastangas, kad taisyti tą reguliavimą, taisyti visą tą tų įsakymų reglamentavimą, kad tai atitiktų teismo sprendimų esmę ir dvasią. Ir ministrė, kai apsilankė Liberalų sąjūdžio frakcijų, jau šiek tiek buvo, taip liaudiškai kalbant, nuėmus gazą ir iš tikrųjų pripažįstanti klaidas ir gal tokia netinkama komunikacija, bet čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Kitas pavyzdys, tarkim, Konstitucinis teismas taip pat priėmė nutarimą, kurio pasakė, kad Juliaus Sabatausko, Seimo nario socialdemokrato skirimas į Konstitucinio teismo teisėjus atliktas netinkamai, arba kitaip tariant, mano kolega Sabatauskas tiesiog neturi reikalingų kompetencijų ir kvalifikacijos, kur yra apibrėžta, kurios reikia Konstitucinio teismo teisėjui. Ir čia aš grįšiu prie tavo pradinio klausimo, kas visgi tam Seime vyksta, ir aš įžangoje pakalbėjau gal plačiau apie LRT ir paminėjau, kad yra toks, kitas svarbus dalykas, o tas kitas svarbus dalykas yra būtent surinkti parašai interpeliacijai, kuri, nukreipta į Seimo pirmininką, poną Oleką, nes teisėkūroje yra jau klaidų padaryta per daug. Dar pridėkim tai, kad Olekas teikė į Seimo kontrolierės irgi asmenį, kuri vėlgi ten kažkur keistoje vietoje, ten Rusijoje baigus mokslus ir tiesiog tas diplomas čia taip negalioja, kaip turėtų, teikia į Seimo kontrolierės, turėjo atsimti. Tada teikia dar kitą asmenį, kuris ten irgi sukėlė įvairių peripetijų. Žodžiu, elgiamas yra labai buitiškai, labai primityviai, įsivaizduojant, vėlgi grįšiu prie tos pačios tezės, kad jeigu jau mūsų išrinko, mes esam valdžioje ir mes galim daryti viską. Savus sudėti įvairiausias institucijas, tvarkytis LRT kaip savo namuose ir panašiai. Tai ačiū Dievui, dar mūsų saugo pilietinė visuomenė, teismai, būdi opozicija, būdi mūsų europarlamentarai, tai aš dar turiu tikrai vilties, kad socdemai išmok šitas pamokas, nes jeigu jie jų neišmoks, tai tikrai po kitų rinkimų užteks vieno lifto jų frakcijai, kad pakilti į ten kokį 3. ir 4. aukštą.
Iš mūsų praeito epizodo buvo toksai ukrainietiškas posakis, kaip ačiū dievams, kad jie yra tokie kvaili. Šituo atveju panašu, kad mūsų valdančioji koalicija patys lipa ant savo patiems primėtytų grėblių. Bet čia kas yra, Pauliau, įdomu, kad jie lipa ant grėblių, gi nieks nepaneigė jų, tarkim, teisės turėti kitą nuomonę, nei kad, tarkim, buvo 10 ar 20 metų, kažkokia primtina buvo kitokia nuomonė. Gali jie ten savaip norėti kažkokias madas diktuoti. Iš tikrųjų, jie gavo didžiulį visuomenės pasitikėjimą, turi valdžią savo rankose, bet, labai keista, kad, visgi tas buvimas ant suolelio, o netiesioginis dalyvavimas varžybose, arba kitaip tariant, tas nebuvimas valdžioje, kažkaip padarė jos tokius, kaip lyg tokius tingius ir čia jau mes turim problemą, nuo ko iš esmės kenčia jau net valstybės reputacija. Tai nėra gerai, apie tai reikia kalbėti, nes jeigu mes tų atramų nejausim, mums bus bėda, nes mes turim tiek kaip valstybės piliečiai jausti atramą ir jausti, kad valstybė, nepaisant nuomonių pluralizmo, nuomonių įvairovės, tarkim kažkokių politinių peripetijų, bet turim jausti vis tiek, kad kažkokia riba yra ir kažkokios raudonos linijos egzistuoja. Dabar iš esmės Žemaitaitis pasiėmęs trintuką braižo, tiksliau trina vieną po kitą raudonasis linijas, o socdemai tiesiog būna, nes tik tokia turi galimybę išlikti valdžioj, o formuoti bet kokią kitokią koaliciją jie bijo, nes puikiai atsimena, kaip ten viskas atrodė, kai Ruginienė pakeitė Palucką, kai persiformavo vyriausybė, atsirado makaronų ministras Ignotas ir visokiausi kitokie reikalai. Tai jie matyt paniškai bijo pokyčių ir bando plaukti taip, kaip išeina, bet aš manau, kad visuomenė jau mato, kad čia nėra viskas taip jau blogai ir tuo labiau suprantant geopolitinį kontekstą. Tai vėlgi, mes iš esmės tampam provinciją. Tarkim, sugebėjom išsiųsti Cichanovskają į Lenkiją ir panašiai, bandom irgi niekur kažkur neišsišokti, nes kai didieji ir stiprieji bando čia kažkokius judesius daryti, tai kad tik kažkam nesutrukdytumėm. Meksikos prezidentą, Venesuelos prezidentą išskraidina JAV kariuomenė iš mūsų aukščiausių vadovų tyla. Trumpas kalba apie Grenlandijos pasiėmimą iš mūsų valdančiųjų tyla. Tai ką noris pasakyti, kadgi užsienio politika, tik vienintelis užsienio reikalų ministras iš esmės Budrys veikia užsienio politikoje. O juk užsienio politiką formuoja iš esmės prezidentas su vyriausybė, o tai reiškia, kad vyriausybės vadovė, ministrė pirmininkė čia irgi yra užsienio politikos formuotoja. Tai iš esmės, tokioje mes sudėtingoje situacijoje esam, ypač turint geopolitinį kontekstą ir kaip Budrys, užsienio reikalų ministras, sako, kad jų irgi toks darbas gaunasi, kad visur lakstyti ir po visokias šalis ir rankiot, ką ant kilimo pridarė Žemaitaitis ar Nemuno aušra. Tai iš tikrųjų gaištam laiką, kalbant apie mūsų saugumą, apie mūsų pilietiškumo stiprinimą, atsparumą ir šalies tvirtybę, nes esam įsivėlę į įvairiausius dalykus, nes LRT klausimas ir įstatymo, kuris reglamentuoja direktorės atleidimą, yra pats svarbiausias šiandien Lietuvos valstybėje. Bet panašu, kad kol kas mūsų institucijos ir pilietinė visuomenė atsilaiko teisės viršenybės fronte prieš bandymus susitvarkyti reikalus. Aišku, tu nori susitvarkyti reikalus, kai žiniasklaida nuėmė tavo premjerą prieš mažiau nei pusmetį. Ir aišku, sunkiausias frontas vis dar yra žiniasklaidos laisvės srityje. Ir tavo vadovaujama kultūros ministerija praeitą kadenciją dirbo šitoj srity, bandydama išsaugoti ir užtikrinti tą žiniasklaidos laisvę, tarkim, ir su medijų rėmimo fondu ir panašiai, aišku, kuris jau dabar yra puolamas. Ir aš manau, kad ta kultūros žiniasklaida irgi kaip yra kultūros sferos dalis, tas kultūros sferos žiniasklaidos perėmimas yra tam tikra prasme nacionalinio saugumo klausimas. Ir ta proga, kaip ir žadėjo mūsų klausytojams,
Gal reiktų pereiti į tą tarptautinę sferą ir pasižiūrėti, kaip kultūra yra saugumo strategijos dalis. Nežinau, galima paimti, tarkim, naująją, kad ir Trumpo administraciją kaip pavyzdį, nes jis akcentavo labai daug tokių, aišku, questionable solutions, pavadinkim, bet lygiai taip pat reiktų nepamiršti ir pačios Rusijos, kuri naudoja kultūrą irgi savo įtakai spręsti. Tai kaip atrodo ta kultūra nacionalinio saugimo srityje, Simonai? Aš gal pradėčiau nuo to, kad kalbėti apie kultūrą saugumo strategijose tokių šalių kaip Jungtinės Amerikos valstijos ar Rusija, pirmiausia reikia suprasti dar, kokio tipo būna iš principo tos saugumo strategijos, nes kai kurias vadint saugumo strategijos gali tik žodį saugumas paėmęs į kabutes. Tai iš esmės vis tiek daugiausia diskusijų buvo apie pasikeitusią Jungtinių Amerikos valstijų saugumo koncepciją. Ir iš esmės tai yra vienas tipas strategijų, kai tu diktuoji kažkokį standartą, tarkim, Amerika kažkada buvo tokie laisvos rinkos apologetai ir panašiai, žmogaus teisių. Ir kai tu nori tą įtvirtinti, nori lyderiauti ir tiesiog tas vertybės ir tą standartą skleisti ir kitoj pasaulio daly. Įsivardinama labai aiškiai, kur yra priešai, kur yra partneriai. Ir aišku, buvo turbūt ypač Lietuvai toks pradinis, gal sakyčiau, šokas, bet tokia gal ne visai ta tikrąja ta žodžio prasme, kai buvo suprasta, kad Amerika keičia savo žaidimo taisyklės ir nebenori lyderiauti visur ir tiesiog grįžta prie to veikimo, kad America first ir bet kokį įsijungimą į kitus klausimus jau laiko tik tai per tą norą ar nenorą, jeigu tai kenkia ar nekenkia, ar padeda, ar trukdo jau jos pačios geroviai kažkokiai. Tai, iš principo keičiasi lyg tai pats tas vaidmuo, bet iš principo toj strategijoje vis tiek išlieka daug dalykų, kurie gal neįvardina Rusijos kaip tiesioginės karinės grėsmės, bet ten visgi kalbama ir apie vakarietiškas vertybės ir kitus dalykus, bet prie to dar sugrįšim, kai ieškosim būtent kultūros sąsajų, būtent jų toj saugumo strategijoje. Bet yra ir kito tipo saugumo strategijos. Pavyzdžiui, Rusija tikrai neprimes pasauliui kažkokių žaidimo taisyklių, juos nebent gali primetinėti tik tai gąsdindama, vis duodama suprasti, kad turi branduolinį ginklą ir panašiai. Ir ji irgi iš esmės savo puolimą, imperialistinį veikimą įvelka į saugumo strategiją, nes grėsmė yra tam rusiškajam pasauliui ir jie turi tada jį kažkaip ginti, o jie gina puldami. Tai prie to irgi prieisim, bet iš esmės, kada tu ką neturi pasiūlyti pasauliui gražaus, tu tiesiog turi tas ir kuri saugumo strategijas, juose inkorporuoja ir kažkokį kultūros dėmesį, vien tam, grubiai tariant, kad pagrįsti savo agresyvų veikimą. Ir kitas būdas ir kitas strategijų tipas turbūt yra toks, panašiai gal kaip Lietuvos turėtų būti, kai mes nesam iš tų pasaulio galybių vien dėl savo valstybės dydžio ir panašiai, gyventojų skaičiaus. Ir mums yra svarbu daugiau tiesiog skleisti žinią apie save. Pavyzdžiui, kam reikėjo kultūros sezono Prancūzijoje? Tam, kad vieną dieną prancūzai, jeigu ten, tarkim, Rusija pultų Lietuvą, žinotų, kur jie ten karius siunčia arba kodėl iš viso šitą mums brangų kraštą reikia ginti ir kodėl jis yra svarbus. Ir tai mes nesam kažkokie slavų porūšis ir panašiai. Lygiai taip pat dabar kalba ir apie sezoną ir apskritai kultūrinius mainus su Vokietija, kur ten kiekviena žemė turi savo matymą, savo unikalumą. Ir čia irgi yra geros galimybės suprasti ir tiem patiem vokiečiam, koks yra tarp mūsų ryšys, kodėl čia yra Vokietijos brigada, kodėl kartu mes ginsimės nuo agresoriaus.
ir kodėl galų gale mes esame europiečiai ir kodėl mums tie dalykai svarbus. Tai kitaip tariant, ta saugumo strategija, aš sakyčiau, yra labiau jeigu ieškant to kultūrinio dėmens, per tokį žinios apie save skleidimą. O kitas dalykas, jau dabar kalbant apie JAV ir žiūrint, kuo skiriasi JAV ir Rusijos šitie reikalai, tai JAV, aišku, savo toj saugumo strategijoje įdomiais kampais paliečia kultūrą arba gal kažkaip paieškokim tokio artimo, bet kitokio termino, tą soft power, minkštąją galią. Ir nors atrodytų daug kalbos yra apie ten ekonominę konkurenciją, apie tos įtemptus santykius ir konkuravimą ten, pavyzdžiui, su Kinija ir panašiai, bet iš esmės toj strategijoje yra apibrėžiami tam tikri dalykai. Na, pavyzdžiui, kad jie taip ir rašo, kad egzistuoja toks antiamerikonizmas ar antiamerikizmas, jeigu taip verčiant pažodžiui, kad irgi jie įžvelgia ir tam tikrus kultūrinius karus, arba jie taip labai keistai naudoja tokį terminą kaip kultūrinės subversijos, irgi kaip yra grėsmė, kad yra grėsmė tam tikros propagandos, dezinformacijos, jie tą įtraukia į savo tą tokį strateginį dokumentą ir tos dalykus naudoja. Bet kas yra labai įdomu, yra tie visi skyriai ar tos dalis amerikiečių strategijoje, kurios kalba apie partnerius ir konkrečiai apie Europą. Ir jie kaip ir sako, kad Europai trūksta pasitikėjimo savim, arba kitaip tariant, Europą kažkur pametė irgi savo didybę ir Europą reikia padaryti didžią dar kartą. Ir tas nepasitikėjimas savim, jis neleidžia europiečiam irgi normaliai ir konkuruoti, ne tai kad konkuruoti, bet kovoti su Rusija, nes jeigu jie turėtų to pakankamai daug self-confidence, tai jie atsilaikytų ir prieš tą Rusiją. Ir tai yra tokia įdomi tezė, bet apie Europą kalbėdami, pavyzdžiui, amerikiečiai, čia gal tokia neplačiaja prasme amerikiečiai, bet Trumpo administracija mini tokius dalykus, kad visgi Europoje yra problemų ir ypač akcentuoja du dalykus, kurie yra susiję su soft power. Tai pavyzdžiui, tai, kad visgi yra laisvo žodžio ribojimai. Vensas irgi kadencijos Trumpo pradžioje irgi atvykęs į Europą, sakė, pas jūs yra blogai, į Müncheną, kad pas jūs yra blogai su žodžio laisvė ir panašiai. Dar kai jie ten irgi rašo, kad yra užgniaužiama politinė opozicija. Ir kai tu žiūri, kad lyg pavyzdžiui dabar Lietuvoje mes galėtumėm sakyti, teisingai, mus kaip opoziciją užgniaužia, bet supraskim, čia ne apie tai kalba. Ir matant irgi bandymus turėti tam tikrų kontaktų, tarkim, su AfD Vokietijoje, alternatyva Vokietijoje, ar tarkim bus Prancūzijoje rinkimai, Le Pen judėjimas vėl bandys ten kažkaip gerai pasirodyti. Ir tai supras, kad tie dabar tos partijos ar ta opozicija yra kažkaip gniuždoma ir ne visai tai, ką tu teoriškai liktai vardini, atrodo skamba gerai, bet praktiniais pavyzdžiais iš Lietuvos pozicijų žiūrint, tai mums kaip tik yra didelis pavojus. Bet kita vertus, man čia tokio teko dalyvauti diskusijoje, kur dalyvavo tiek užsienio reikalų ministras, tiek prezidento vyriausias patarėjas užsienio politikai ir saugumui. Tai, jie irgi taip gan aiškiai apibrėžė, kad ar tas pats Linas Kojala, kuris daug kalba apie JAV ir apie būtent tą saugumo strategiją, kad visgi tai nėra tas dokumentas, kuris nuo A iki Z turės įgyvendinimo planą per priemonės ir kažkaip čia dabar visko mums reikia bijoti arba dėl visko džiaugtis. Tai daugiau yra tas toks, užfiksavimas, ką, tarkim, Amerika šiandien vienais ar kitais klausimais mano, kaip jie jaučiasi, kaip jie atrodo, žodžiu. Ir su tuo tada turim gyventi ir ieškoti kažkokių sąlyčio taškų ar kažkaip, kas matom, kad ne taip, irgi ieškoti kažkokių komunikavimo kanalų ir bandyti, kad tie dalykai keistusi. Bet taip yra. Bet kas mane gazdina, kad to JAV saugumo strategijoje yra daug kalbama, iš principo apie
žvalgymas į praeitį, jos didybę, herojus, irgi žinom, kad ten Trumpas keičia įvairių, tarkim, mokslo institucijų, muziejų, valdybas, tam tikrus asmenis, nori irgi kai kuriuose ten muziejuose perkeisti ir patį naratyvą ekspozicijų ir apie ten istorinių asmenybių sodelį yra kalba, kad irgi ten atsirastų daugybė paminklų, skulptūrų praeities herojam ir tie dalykai kažkur girdėti, kažkur patirti, kažkur matyti ir jie neskamba gerai. Nors vėlgi, kai tu taip tiesiog, teoriškai sakai, kad reikia atsiremti mūsų šalies praeitį didingą, pasisemtos stiprybės dabar ir viską tai perduoti ateities kartom ir kurti stiprią šalį. Tai be kontekstų, be praktinių pavyzdžių, tai visai gerai skamba, bet kas už to slypi, tai yra kiti dalykai. Taip, aš realiai visą tą summary Jungtinių valstijų, tos kultūrinės pusės saugumo strategijos, tai yra tikrai nepalankus Lietuvai dalykas, nes kai tu pagalvoji, tai mes realiai priklausom nuo to, kad Vokietijoje yra nuosaiki valdžia. Mes priklausom nuo to, kad Prancūzijoje yra nuosaiki valdžia, o ne alternatyviosios dešinės atstovai. Mes realiai priklausomi nuo to, kad socialinės medijos valdytų tą Rusijos propagandos srautą, kurį mes gaunam į savo valstybę, o J.D. Vance'as Miunchene visą tai įvardijo kaip Europos trūkumus. Ta prasme, kad Europa ginasi nuo propagandos, kad Europa ginasi nuo iš galingos, didingos praeities ateinančio iš istorijos besisemiančiomis politinėmis partijomis, kurios semiasi tos galios ir tokio pasididžiavimo iš tų periodų, iš kurių nereikėtų semtis. Tarkim, AfD, paimkim kaip pavyzdį. Ir kai pagalvoji, tas Europa yra pasakymas pats, kad Europa yra nepasitinkinti savimi. Jeigu istorijos vadovėlį skaitėm, tai pasitikinti savimi Europą kovojo karus vieni prieš kitus. Vokiečiai prieš rusus, prieš prancūzus, anglai prieš prancūzų šimtametis karas, ta prasme, visi įvykiai vykę prieš Vestfalijos taiką ir panašiai. Tai yra Europos Sąjunga, tas toksai mūsų soft approach to power, pavadinkim šitaip, yra kaip tik toks sprendimas problemų Europoje, kurios tęsiasi kaip ir tūkstantmečius. Bet kokiu atveju, mums reiktų apžvelgti ir tą Rusijos approach į kultūrinę, tarkim, kultūros vaidmenį saugumo strategijoje. Tai kokios tavo mintis apie tai, Simai? Tai aš apie Rusiją kalbu jau seniai ir nesijaučiu pakankamai išgirstas. Nes matyt kažkaip mum įdomiau, nes savaime suprantam, kad Rusija elgėsi jau metai iš metų taip pat, o mums buvo įdomiau, kaip amerikiečiai keičia savo tam tikrą vaidmenį pasaulyje, tai turbūt tas daugiau dėmesio prikausti. Bet mes jau kažkada esam užčiuopę mūsų tinklalaidai ir aš jau daugybę kartų primenu tą būtent 2022 metų Putino dekretą dėl Rusijos federacijos humanitarinės politikos plėtros užsienio šalyse strategijos. Ir ta strategija yra toks įdomus dokumentas, nes jis pirmiausia yra Rusijos nacionalinio saugumo strategijos sudedamoji dalis. Ir skirtingai nei amerikiečiai, rusai tai turi biurokratinį planą su priemonėm ir kaip jį bus įgyvendinta. Ir čia taip jau dar grįšim prie turinio, bet negalvokim, kad ten koks nors Donelaičio muziejaus pervadinimas Rusijoje čia buvo atsitiktinumas, kad rusai išleido su Lavrovo įžanga Lietuvos istorijos monografiją su tam tikrais irgi akcentais. Tai aš manau, kad tai irgi yra sekama ta koncepcija ir tai yra naudojama ir tai yra atsiradęs dokumentas po jau invazijos į Ukrainą. Nes matytų strategijų pirmiausia reikia savo šalies piliečiams, kad paaiškinti, pagrįsti, dėl ko Rusija elgėsi vienaip ar kitaip, dėl ko vykdo agresiją ir panašius dalykus. Tai yra pavojingi dalykai ir jos po to gali taip įsivelti ir tarptautinėje erdvėje ten aiškintis vienus ar kitus dalykus. Čia aš turiu
daug patirties, esu paieškomas kaip nusikaltėlis Rusijos federacijos, kalbant apie paveldo dalykus, bet grįžkim prie to dekreto. Tikrai rekomenduočiau jį paskaityti, tai 35 puslapių toks dokumentas ir iš esmės jo sukonstravimas yra labai paprastas. Pradžioje apibrėžiama, kas tai yra tas ruskij mir, tas rusiškasis pasaulis, kas jį sudaro. Ir čia yra irgi įmama didybė, ta visa didinga praeitis, žymiausi ir garsiausi kultūros veikėjai, meno kūrėjai. Ir yra įvardėm ir tas pats Čaikovskis, dėl kurio čia vis nesuprantam, kodėl vienas ar kitas kūrinys čia turėtų negrot, visgi bent kol karas vyksta. Tolstojus, Čechovas ir visi kiti Rusijos klasikai ir kūrėjai. Ir tai yra pavadinama kaip tas būtent didingasis rusiškasis pasaulis, kurį ne tik, kad reikia plėsti, yra įvardinti tam tikri regionai, kuris turėtų būti plečiamas, ir kas arba kažkur, kur reiktų ten stiprinti ar panašiai. Čia tada matyti ir ta posovietinė erdvė yra įdomi, bet pavyzdžiui yra labai aiškiai vardintas regionas, tai yra Baltijos šalių regionas, kur tam rusiškajam pasauliui yra grėsmė. Ir jeigu tai yra grėsmė, ir jeigu tai yra, nors ir kabutėse, saugumo strategija, tai Rusija jaučiasi nesaugi ir vieną dieną dėl tos grėsmės jį taip pagrįs, pavyzdžiui, puolimą Baltijos šalių. Tai čia yra labai aiškus gruntavimas tokių procesų, duodant jiem turinio, maišant žmonėm protus. Ir man tikrai yra pikta kartais, kai mes čia ginčiamės, o kodėl kažkokie ten apsimetėliai ukrainiečiai atveža ten Gulbių ežerą. Ir ten ginčiamės, nes teisinėje demokratiškoje valstybėje mes negalim privačių įmonių, privačioje erdvėje, ten jam labai nurodinėti, ką jie turi daryti, ką neturi daryti. Bet man skaudžiausia, kad mes patys, mūsų visuomenė perka bilietus į tokius dalykus. Tai jeigu mes norim apsaugoti žmonės nuo propagandos, o jie net susimoka už tą gavimą, tarkim, propagandos, netiesiogiai gal to neįvertindami. Tai iš tikrųjų ir reikėtų matyti, aš suprantu dalį, pavyzdžiui, Lietuvos visuomenės, kur jie augo, brendo, dirbo sovietiniais laikais, aš visada bandau suprasti ir juos, nes nebuvo tam tikrų alternatyvų ir tam tikri dalykai jiem yra brangus ir svarbus, nes jie neasocijuoja jų, tarkim, su Rusijos agresija. Jie tiesiog, jiem gražu kaip menas, kaip kultūros dalis, bet kita vertus reikia suprasti, kokios yra žabangos ir kaip mes, kaip tas mauglys po truputį prismaugia, kol galų gale mes jau oro nebeturėsim ir tada užnuodėja, kaip sakyt, mūsų protus, tie, kareiviai rusiškais purvinais batais atsidurs kažkur kapčiamestį. Tai, reikia suprasti, kas tai yra per situaciją ir kaip tam ruošiama dirva. O visgi Rusijos visokiuose ten saugumo tarnybose ir panašiai, ten, šiaip intelekto yra daug. Mes ten gal kartais įsivaizduojam, kad ten kažkokie žmonės ten iš Rusijos provincijos ir panašiai, kurios matom kaip karius Ukrainoje, bet net Ukraina sako, kad yra dalykai ir pasikeitė ir kai kur ten reikia labai rimtai vertinti priešininką. Ir kai yra tie būtent kultūriniai dalykai naudojami, tai irgi, aš sakyčiau, stipri grėsmė, nes tai yra intelekto didelis panaudojimas. Ir čia Lietuvai labai reikia būti budre, irgi laiku reaguoti situacijas. Bet, su šiandieninė valdžia aš nemanau, kad mes kažkur čia kažką reaguosim, tiesiog dar turim likusius 3 metus pragyventi. Nelabai viskas tvarkoj. Bet kokiu atveju, paminėjai kapčiamestį ir grėsmės kapčiamestyje, ir Jeffris iš kapčiamesčio, ir mano močiutė iš kapčiamesčio apylinkių. Populiari vieta šiemet Lietuvoje. Tai aš galvoju, kad gal reiktų grįžti namo tą progą, kadangi palėtėm kapčiamestį ir aš norėčiau grįžti į Kauną, nes prieš 20 metų liberalų sąjūdis įsisteigė ir aš oficialiai partijos nariu tapau tik tai 2007, bet 2006 jau tave mačiau Rotušės aikštėje esančią antram aukšte
neatsimenu, kas ten buvo, ryšių muziejaus atrodo, vienu žodžiu, patalpų kabinetukė. Buvo štabas mūsų rinkiminis. Buvo rinkiminis štabas ir ruošiamės 2007 savivaldos rinkimams, kuriuose aš kaip ir savanoriavau kaip stebėtojas. Vienu žodžiu, tai puikia proga, labai graži proga prisiminti tokius dalykus ir kai pagalvoji 20 metų politiniai veikloje, aišku, tavo tai tu turi šiek tiek daugiau kelis metus uždiržo ir norėtųsi kaip tik tiesiog grįžti atgal į Kauną ir pagalvoti, kaip laikosi, tu vėl ant sofos oranžinės. Man atrodo, merui užkliūsim vėl. Aš vėl ant oranžinės sofos, vėl čia visokių pagalvėlių, bet kita vertus yra gerai. Kažkaip su baldais, aš turiu kažką su tais baldais. Mano, kai dirbau ministru, pirmas skandalas, į kurį, matyt, politiniai oponentai bandė velti, irgi buvo baldų pirkimo skandalas, jeigu pamenat. Pirkai jos? Nupirkai? Ne. Jie atkeliavo? Čia labai šiaip įdomus dalykas. Tai buvo planuotas procesas. Tada buvo 10 000 bendra samata, pabrėšiu, baldų, daugiskaita, paveldiniam pastate, ne bet kur. Niekaip tai buvo neužmaskuota kitose pirkimuose, ką kitos ministerijos darė. Viskas buvo vieša, skaidru, aišku. Tai bandė kabintis prie bendros sumos. Neišsisuko skandalas. Bandė kabintis prie stalo, kuris ten buvo vertintas 3 000. Nepavyko išsukti skandalo. Bet po to atsirado ta aplinkybė, kad nedidelės vertės pirkimas iki 10 000, tai gali būti neskelbiamų dėrybų būdu. Ir išlindo, kad tas baldų gamintojas tai yra Joniškių įmonė, kurios savininkas yra liberalas. Aš to žmogaus net akyse nebuvau matęs, bet aš tai priėmiau kaip raudoną šauktuką ir ką aš padariau, aš nutraukiau bet kokį, kaip sakyta, pirkimą. Viskas buvo sustabdyta. Pasižiūrėta, įvertintos rizikos, suvokiau, kad man dabar aiškintis tiesiog trukdo mano darbui ir aš priėmiau sprendimą, viską atšaukiau ir baigėsi situacija. Tai, o dabar žiūrėk, pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerija. Konkursas vokiečių brigados tai visą infrastruktūrą įrengti. Konkursas ten virš milijardo vertės. Kas jį laimi Fegda, ar ten su Fegda susijusi įmonė, kontraktai didžiuliai, ryšiai su partija ten akivaizdus, niekam nei menkiausio nekyla, nei menkiausios kažkokios diskusijos pačių socialdemokratų tarpe, dar vienintelė Dovilė Šakalienė matyt bandė kelt klausimus, o čia, patraukė. Ir ji patraukta, net nėra nacionalinio saugumo gynybos komitete. Ir vienas Sinkevičius partijos pirmininkas, kuris net dirbęs toj Fegdoj, kitas Sinkevičius, kuris irgi susijęs ten per ir susisiekimo ministeriją ir galų gale kitus dalykus, ministras buvęs ir jis kažkodėl NSGK tapo pirmininku. Visiems viskas aišku. Tai, bet maža situacija, kur 10 000 sprendimas, nepažeidžiant jokių įstatymų ir atšauktas dėl moralinių tokių dalykų, o kur kiti dalykai. O kitas dalykas, tai jeigu žiūrint ir paskutinius Seimo rinkimus ir mano laimėtą vienmandatę Centre Žaliakalnį, tai aš manau, tų rinkimų nebūčiau laimėjęs, jeigu ne kėdė. Jeigu ne tuščia kėdė, į kurią mano varžovas neatvyko ir iš to kilo nemenkas ažiotažas ir tikrai man padėjo. Tai turbūt gal ta sofa man irgi atvers kažkokias dar kitas politinės perspektyvas. Bet grįžkim prie klausimo. Kadangi artėja partijos 20 metų jubiliejus, tai čia irgi mūsų steigėjai, nariai, kurie jau buvo nuo pat pradžių, dar atsiskiriant nuo to metinio lico, tai pavyzdžiui, Rimantas Mikaitis, tai irgi čia atnešė visokių įdomiausių dalykų iš būtent, kai tu buvai stebėtojas tose rinkimuose. Tai yra, pavyzdžiui, toks leidinys, aš jį dar gerai atsimenu, nežinau, čia matysi žiūrovam, bet buvo toks leidinys Už Kauną be korupcijos. Kauniečiai, ar leisim ir toliau plėšti mūsų miestą. Ir aš čia matau daugybę dalykų, įdomiausių, su kuo mums pakeliui, ko nepakeliui, kieno rankose atsidūrė Kaunas ir panašiai.
ir praktiškai nemažai dalykų gali imti ir perkelti į Kauną. Iš šiuolaikinį Kauną. Jo, iš šiuolaikinį Kauną, nes iš esmės, ko netinka? Už Kauną be korupcijos. Nu, puikus šūkis. Aišku, puikus šūkis ir manau tokia gera moralinė laikysena. Ir kas man Kaune labai nepatinka, nes yra dalykų, kurie man labai patinka Kaune. Bet kas man labai nepatinka, kad iš esmės, bet ir tada, nieks tos korupcijos gyvai neįrodė, kažko ten su antrankiais ir neišvedė. Nors Visvaldo Matijošaičio komandai buvo jo direktorius, tarkim, išvezintas, bet ir tai visi čia dabar, ką išvedė, reiškia, teisėsauga dirba savo darbą, kur ten kokie politinės atsakomybės, moraliniai dalykai, niekam neįdomu. Gyvenam kaip gyvenę, apsimetam, kad ten vienas žmogus kažką darė ir čia nieko nežinau. Tebūnė. Bet iš principo, čia net nereikia kažkokių įstatymų pažeidimų žiūrėti. Iš esmės, mes su tokiais tiesioginiais merų rinkimais, iš esmės į tokių žmonių atsiradimas politikoje viena vertus duoda ir gerų dalykų, nes toks ūkiškas verslininko požiūris jis yra geras. Ir yra situacijų, kur iš to paties Visvaldo Matijošaičio gali pasimokyti tam tikrų sprendimų priėmimo. Prieš tai matęs, kaip Kaunas, nežinau, kiek 10 metų, tiesiog nieko nevyko. Bet kita vertus, dabar labai aiškiai matosi, tas veikimas priveda iki to, kad savivalda tampa asmeninių verslų dalimi. Kada iš esmės tavo interesus atstovauja savivaldybės teisininkai, kada tu akivaizdžiai turi informaciją pirmas ir ją gali manipuliuoti ir ten susiveikti kažkokių sklypų, kaip pavyzdys. Tai Kaune nereikia telefoninių sukčių. Yra labai aiškus asmenys, kurie mūsų, pavyzdžiui, senoliams, kurie turi kažkokį paveldėjimą, sklypus ir panašiai, gali būti apgauti ir patys nesuprasdami, kokio masto, kaip sakyti, finansinė apimtim. Tai daug tokių dalykų yra, kur gali tiesiog, tų laikų kovinę dvasią prisiminęs, iš tikrųjų panaudoti ir artėjantiems rinkimams ir labai tikrai tikiu, kad mums liberalams bus jie geri, nes iš tikrųjų ir ta visuomenės dalis, tokia, kur inteligentiška, pilietiška, jinai irgi yra pabudusi. Akivaizdu, kad dabartinė Kauno valdžia su tokia visuomenės dalim nelabai moka kalbėtis. Ir tu paminėjai, kai mes kalbėjom apie AfD, apie Le Pen, apie visus tos procesus Europoje, apkalbėjom, kas ir JAV ten vyksta. Ir iš esmės, čia irgi yra tam tikras veikimo modelis, kuris tas nuosaikiasias politinės jėgas, kaip tu įvardinai, jis jas padarys agresyviomis. Nes vakarietiškos, demokratiškos, nuosaikios politikos šalininkai šiomis dienomis jau turi būti agresyvūs, kad stabdyti visas tas nesąmonės tiek nacionaliniu mastu, tiek savivaldos, nes visa tai siejasi. Žemaitaitis kažkodėl savo susirinkimui ir susitikimui su miestiečiais pasirenka Magnum verslo centrą. Tai yra iš esmės, kai ypač savivaldoje, tu turi būti kažkuria prasme ir neutralus valdžiom skirtingom, aš tą tikrai suprantu, nes tai yra įvairūs projektai, reikalingas miestui finansavimas ir kiti dalykai. Bet vis tiek, yra vertybinis kompasas, raudonos linijos, principai galų gale, tai kažkaip reikėtų tos principus turėti. Ir aš manau, kad tie, kas už tos principus, nebeturi būti nuosaikus, o turi būti pakankamai agresyvus ir elgtis atitinkamai. 20 metų apsukome ratą ir vėl grįžtam prie kovos su korupcija Kaune. Kalbant apie ratus, aš girdėjau, kad Kaune labai brangų apžvalgos ratą ketinama statyti. Aš maždaug įsivaizduoju, kaip tai turėjo atrodyti, kokia scena vykti savivaldybėje, kai sako, ką čia dabar tokio padaryti, kad visi matytų, kad matytųsi visi tie dalykai, kurie padaryti Kaune, kad čia kažkaip įprasmintų visus tos čia projektų statybas.
ir čia kažko reiktų tokio didelio ir dar, kad suktųsi, kad blizgėtų. Ir kadangi jau daugybė žmonių išvaikytų yra iš savivaldybės administracijos, labai nedidelis ratas, tai turbūt suvedė į kokią dirbtinio intelekto platformą, suvedė raktinius žodžius ir štai pasiūlymas apžvalgos ratas, kur nors, nežinau, Aleksoto šlaite, prie Žolyno saloj, kur tik tai manoma įdėt, kad tu tiesiog ateitum, jo suktumės ir matytum, koks tas yra dabar Kaunas, žodžiu, tik tai jokia tuja turi nesimatyti tuo ratu sukantis. Tai matyti pagrindinė taisyklė. Tai gal tos korupcijos Kaune per 20 metų išnaikinti visiškai nesugebėjom, bet yra dalykų, dėl kurių galima ir pasidžiaugti. Tarkim, visai neseniai teko skaityti straipsnį, kad Kaunas tampa vienu turtingiausių, realiai trečių turtingiausių Baltijos šalių regionų ir visai neseniai aplenkėm Rygą. Jo, tai čia praeitų metų trečio ketvirčio duomenim ar 6 ar 8 eurais pralenkėm Rygos regiono vidutinio atlyginimo vidurkį. Ir ekonomistai taip irgi indikuoja, kad realu ir kokį Taliną pagaut. Aišku, Vilniaus jau nepagausim matyti, bet kokį Taliną visai realu. Aišku, bukai kalbant, turbūt Kaune turėtum norėti Vilnių visur aplenkti, bet akivaizdu, kad yra valstybė labai geroj būsenoj. Kaip be būtų, čia ko tik nebuvo, Covidas, karas, Kinija, aibė visokių dalykų. Ir visgi ta mūsų ekonomika veikia, sukasi ir kūrė darbo vietas, kūrė atlyginimus, visi vidurkiai pajamų tik tai auga, nuo socialinių pašalpų, pensijų iki jau atlyginimų, kurios moka privatus sektorius ir dažnai jis dar taip diktuoja sąlygas, kad viešasis tiesiog nespėja paskui jį eiti. Ir dar pridėkim tai, kad dabar žmonės puolė išsimti lėšas iš antrosios pakopos, tai dar kokius 2 metus tokio gyvensim visai taukuotojai realybei. Bet aš tik bijau, kad po viso to sapno reikės prabusti ir vėl dešiniųjų vyriausybėje ateiti ir tvarkyti vėl visas krizes. Ir vėl po to bus kalti. Taip, tai čia bus įdomu, bet kita vertus pasidžiaugim tuo, kad visgi Kauno regionas yra ekonomiškai stiprus, pasidžiaugim visgi tuo, kad buvo politinės valios ir valdančioji daugumoje nacionaliniu mastu turėti irgi reikiamą gynybos finansavimą. Klausimas tik tai dabar, kiek mes ten iš tikrųjų investuosim į gynybą, kiek į kokias ten trinkeles ar asfaltą. Tai visi tie dalykai išaiškės, bet kažkaip reikia tikėti, kad išbrisim. Bet akivaizdu, kad nuosaikumui nebe vieta. Reikia irgi energijos ir suprasti, kad pasaulis pasikeitė, kad reikia tikrai nebijoti irgi žmonėms daug dalykų aiškinti, pasakoti, kartoti, kad irgi neatrodytumėm kaip tos, tavo įvardinos, nuosaikiosios politinės jėgos, tokie atsiriboja, lyg tai čia tos 2 Lietuvos ir panašiai. Tai aš manau, kad liberalai mes irgi tam skirsim didelį dėmesį, tiek kalbant apie Seimo politiką, tiek manau ir apie savivaldą, nes čia dalykai vis tiek yra persipinę ir susiję, kad tiesiog tai, ką sukūrėm per daugiau nei 30 metų, iš kurių dar 20 egzistuoja liberalų sąjūdis, kad jie nebūtų sugadinti. Pradedant ekonomiką, baigiant pasaulinių žiniasklaidos laisvės indeksų, kur Lietuva buvo net 7 vietą. Tai norėtųsi, kad turėkim drąsos visą tai apginti ir šalį grąžinti ant reikiamų bėgių. Nesugadinkim to, ką gero mes Lietuvoje pasiekėm. Ir tą progą norėčiau padėkoti jums visiems mūsų žiūrovams, kurie skyrėt valandėlę savo laiko mūsų YouTube epizodui, Spotify įrašui. Ir ačiū jums labai, stengiamės atsakyti visus jūsų klausimus, laukiam jūsų pasiūlymų, idėjų ir komentarų. Tau, Simonai, noriu palinkėti gražaus gimtadienio. Ačiū visiems. Iki. Likit sveiki. Viso geriausio.